Neseniai rodydami pietinės Klaipėdos dalies mikrorajonus, kalbėjome, jog taip tankiai apgyvendintose vietovėse vis dar trūksta atskiro gyventojų kokybės gerintojų dėmesio. Tad šiuo klausimu dar viena gera žinia šios miesto dalies gyventojams ir visiems Klaipėdai nebeingiams žmonėms. Klaipėdos miesto savivaldybės svetainėje tarp praėjusių metų lapkritį buvo skelbta apie planus įrengti naują parką palei Šilutės plentą, nuo Smiltelės iki pat Jūrininkų prospekto, nenaudojamame žalios zonos ruože. Tai apie kilometrų ilgio rytinė Bandužių rajono dalis, kuri ribojasi su minėta B kategorijos gatve, tai yra Šilutės plentu. O šis judraus automobilio eismo, tame tarpe ir sunkiojo transporto kelias, yra vienas pagrindinių triukšmo ir kietųjų dalelių taršos šaltinių aplinkiniams gyvenamiesiems namams. Tad šiuose betoninių džiunglių prieigose planuojamos aktyvaus laisvalaikio, sporto ir vaikų žaidimo erdvės. Centrinėje parko dalyje numatyta erdvė renginiams, bendruomenės susibūrimams. Teritorijoje taip pat planuojama įrengti takus pėstiesiems bei dviratininkams, suoliukus, paspirtukų ir dviračių stovus, vandens fontanelius, apšvietimą, šunų vedžiojimo aikštelę, kitą reikalingą infrastruktūrą. Preliminari skaičiuojamoji parko įrengimo kaina, įskaitant projektavimą ir įrangos darbus, sieks apie 3,5 milijonų eurų. Naujos erdvės šalia Šilutės plento įrengimo darbai planuojami 2025–2028 metais. O mums, kaip šios visuomeniniais pagrindais paremtos video kelionės po Klaipėdą sumanytojams, jūsų patiktukai ir komentarai reikalingi jau šiandien. Taip mes žinome, jog šis darbas turi prasmę. Iki kitų kartų.